O kaip sumažinti spaudimą kaklo srityje? Šiame vaizdo įraše aš jums parodysiu, kaip namuose atlaisvinti kaklo slankstelius be jokios įrangos, paprastu ir veiksmingu būdu. Ir atkreipkite dėmesį, kad tai yra vienas iš tų atvejų, kai visi turėtų žinoti šiuos pratimus, bet ypač tie, kurie turi disko išvaržą arba artrozę kaklo srityje. Ir svarbiausia, jūs pamatysite, kad nereikia būti lieknam, jaunam ar labai lanksčiam, kad galėtumėte atlikti šiuos pratimus ir pagerinti kaklo būklę. Šitas vaikinas išprotėjęs. Ir mes pradėsime derindami kelis pratimus į vieną. Taip yra todėl, kad neįmanoma atlaisvinti stuburo, sukurti vietos diskams sąnariams, nepajudinus šių raumenų čia šone, kaklo šoninių raumenų ir šonkaulių. Būtent ši įtampa suspaudžia kaklą, spaudžia stuburą ir traukia galvą į priekį. Taigi pratimas, kurį atliksime, pašalins šias įtampas nuo apačios iki viršaus ir tuo pačiu metu atlaisvins stuburą. Jūs atsisėsite ant kėdės, kad visas stuburas būtų atremtas nuo apačios iki viršaus. Kitas žingsnis – sunerkit pirštus ir uždėti juos už kaklo. Atkreipkite dėmesį, nes matau daug žmonių, kurie rankas deda už galvos. Tai yra už kaklo. Kitas žingsnis – alkūnes nukreipkite į priekį, geriausia po smakru, nereikia liesti. Palikite alkūnes, tai tik tam, kad pajustumėte rankas apkabinančias kaklą. Šioje padėtyje su atrama nugaroje atsigulkite atgal, alkūnes nukreipdami į lubas. Noriu, kad pajustumėte tą malonų tempimo jausmą, tarsi išsitiesiant. Tai nėra skausmas. Šioje padėtyje, kai rankos apkabina kaklą, jau sumažėja stuburo apkrova, o norint pašalinti tą įtampą, labai svarbu tinkamai iškvėpti. Pabandykime. Quando a gente solta o peito dela, Galiu? e a gente está alongando aquela tensão. Šaunu. Pabūkime čia 30 sekundžių ramiai ir lėtai iškvėpdami orą, neskubėdami. Po 30 sekundžių lėtai grįžkite, atpalaiduokite ir šiek tiek pajudėkite, kad pajustumėte atsipalaidavimą, kad kaklas būtų laisvesnis, su daugiau vietos diskams ir sąnariams. Štai, dabar daug geriau. O norint dar labiau pagerinti rezultatus, yra greitas pratimas, kuris pagerina kaklo laikyseną. O kai pageriname kaklo laikyseną, išvengiame, kad ši įtampa vėl atsirastų. Taigi, atsistok. Atpalaiduok pečius, leisk pečiams nukristi toliau nuo ausų, ištiesk alkūnes ir parodyk abiem rankomis nykščius aukštyn. Lėtai, neleisdamas pečiams pakilti, nukreip nykščius atgal tiek, kiek gali. Mintis ši yra priartinti, sujungti mentes nugaroje. Taip, išlaikyk šią poziciją, tarsi temptumeisi ir bandyk atsipalaiduoti. Neleisk rankoms grįžti atgal ir bandyk atsipalaiduoti. Atlik tą kvėpavimą, lėtesnį, ypač iškvepiant orą. Pamažu pamatysi, kad reikia mažiau pastangų išlaikyti šią poziciją. Tu gali kvėpuoti lengviau. Beveik taip lyg kūnas priprastų prie šios pozicijos. Pasilik čia 30 sekundžių. Kai grįžti, jau jauti, kad petys geriau laikosi, kaklas lengvesnis ir atrodai daug elementiškiau. O, dabar dar geriau. Šią seką atlik bent kartą per dieną, bet gali daryti ją visada, kai tik prireiks. Kaip matėte, tai malšina skausmą ir atpalaiduoja įtampą kakle. Kitas žingsnis – sustiprinti raumenis, kurie palaiko kaklą. Tarsi tinklas. Aš parodysiu, kaip pradėti stiprinti šiuos raumenis namuose šiame vaizdo įraše. Tiesiog spauskite čia ekrane. O tiems, kurie žiūrėjo iki šiol, turiu dovaną. Čia yra visas šios sekos vaizdo įrašas be jokių pertraukų, kad galėtumėte paleisti ir kartu su manimi atlikti visą seką. Jei galėjau tau padėti šiame vaizdo įraše, žinai, padėkok pasidalindamas šiuo vaizdo įrašu su tuo, kam to reikia. Tik tiek aš prašau. Aš atsisveikinu. Siunčiu didelį apkabinimą, iki kito karto ir